Šiandien pakalbėkime apie ramybę. Apie ramybę, kurios dažnai ieškome šioje audringoje pasaulio jūroje. Evangelijoje pagal Luką girdėjome Jėzaus žodžius. O kad tu šiandien suprastum, kas tau atneša ramybę, dėja, tai paslėpta nuo tavo akių. Ši eilutė verčia mus susimastyti, kas yra tikroji ramybė ir kur mes ją galime rasti. Visų pirma, reikia pripažinti, kad pasaulis mums siūlo daugybę tariamos ramybės šaltinių – pinigus, karjerą, valdžią. Tačiau dažnai šie dalykai teikia tik laikiną pasitenkinimą ir neteikia ramybės. Jie tarsi efemeriški miražai, kurie išnyksta, vos tik pabandome juos pasiekti. O dažnai net atvirkščiai mes imame nerimauti dėl sukaupto turto, pasiektos valdžios. Ir kai atrodo visą tai mus turėtų raminti, mus ima kaustyti baimė. Baimė prarasti pinigus, baimė prarasti turimą įtaką. Visa tai pasaulio siejama ramybė, kuri brandina tik nerimą. Priešingai, pasaulio siūlomai ramybei Dievas siūlo ramybę, kuri pranoksta visą mūsų supratimą. Dievas kviečia mus į santykį, kuris teikia gilią ir ilgalaikę ramybę. Ši ramybė nėra priklausoma nuo aplinkybių ar išorinių sąlygų. Ji kyla iš mūsų vidinio tikėjimo ir pasitikėjimo Dievu. Psalmėse dažnai randame raminančių žodžių apie Dievo artumą ir globą. 23 psalmėje sakoma: nors einu per tamsiausią slėnį, nebijau jokio pavojaus, nes tu su manimi. Tavo ganytojo lazda ir vėzdas apgins mane. Ši eilutė mums primena, kad Dievo artumas yra mūsų ramybės pagrindas. Net ir tamsiausiose mūsų gyvenimo akimirkose Dievas yra su mumis, vedantis mus ir saugantis. Jo buvimas suteikia mums ramybę, nes žinome, kad esame ne vieni ir kad Jis rūpinasi mumis. Ir mums ramu, nes mus saugo pats ramybės kunigaikštis, kaip Izaijo pranašystėje užrašyta. Jėzus Kristus yra tas, kuris neša tikrąją ramybę. Evangelijoje pagal Joną Jėzus sako: aš jums palieku ramybę, duodu jums savo ramybę, ne taip aš ją duodu, kaip duoda pasaulis, tai nebūgštauja jūsų širdis ir tai neliūdi. Jėzus čia aiškiai atskiria savo ramybę nuo pasaulio siūlomos ramybės. Pasaulio ramybė dažnai yra laikina ir paviršutiniška, priklausanti nuo išorinio aplinkybių. Tačiau Jėzaus duodama ramybė yra amžina ir gili. Ji nepriklauso nuo to, kas vyksta aplink mus. Apaštalas Paulius laiške Filipiečiams ragina: nieku per daug nesirūpinkite, bet visose reikaluose malda ir prašymų su padėka jūsų troškimai tesidaro žinomi Dievui. Ir Dievo ramybė, pranokstanti bet kokį supratimą, sergės mūsų širdis ir mintis Kristuje Jėzuje. Paulius mus kviečia atiduoti savo rūpesčius ir nerimą Dievui, pasitikėti jo gailestingumu ir meile. Kai mes pasitikime Dievu ir leidžiame jam veikti mūsų gyvenime, patiriame ramybę, kuri pranoksta mūsų žmogišką supratimą. Ši ramybė saugo mūsų širdis ir mintis, leidžia mums ramiai gyventi, nepaisant esamų aplinkybių. Tačiau mūsų ramybę gali sudrumsti pyktis ir nedėkingumas. Tikra ramybė ateina per atleidimą ir dėkingumą. Laiške Kolosiečiams skaitome: būkite vieni kitiems pakantus ir atleiskite vieni kitiems, jei vienas prieš kitą turite skundą. Kaip Viešpats jums atleido, taip ir jūs atleiskite. Viršum viso šito tebūna meilė, kuri yra tobulumo raištis. Tačiau širdyse teviešpatauja Kristaus ramybė, į kurią esate pašaukti viename kūne. Būkite dėkingi. Atleidimas ir susitaikymas su kitais leidžia mūsų širdims patirti tikrą ramybę, kurią tik Dievas gali duoti. Kai atleidžiame vieni kitiems, atsikratome kartėlio ir pykčio. Mūsų širdis tampa lengvesnės ir galime patirti
tą Dievo duodamą ramybę. Nusiraminimą mes randame būtent Dievo žodyje. 119 psalmėje skaitome: didi ramybė mylintiems tavo įstatymą, jiems nėra suklupimo akmens. Kai gyvename pagal Dievo žodį, kai laikomės jo mokymo ir nurodymų, mūsų širdis ir gyvenimas pripildomas ramybės. Dievo įstatymo laikymasis padeda išvengti daugelio gyvenimo spąstų ir rūpesčių, suteikia aiškumą ir kryptį. Gyvenimas pagal Dievo žodį yra tarsi kompasas, vedantis mus per gyvenimo audras. Bendrystė su Dievu mums teikia ramybę net sunkiausiais gyvenimo momentais. Per maldą mes bendraujame su Dievu, išsakome jam savo rūpesčius, prašome jo pagalbos ir vadovavimo. Jėzus, mūsų viešpats, pats rodė mums pavyzdį, kaip svarbu melstis. Evangelijoje pagal Luką skaitome: o jis traukdavo į nuošalesnes vietas melstis. Likdavo vienas su Dievu. Jei pats Jėzus jautė poreikį melstis, tai ir mes, sekdami jo pavyzdžiu, turime rasti laiko maldai ir bendravimui su Dievu. Jėzus Kristus yra tas, kuris atneša mums ramybę per savo auką ir prisikėlimą. Jis kviečia mus sekti jį, mokytis iš jo ir būti jo mokiniais. Atverkime savo širdis jo žodžiui ir įsileiskime jo meilę į savo gyvenimą, į savo kasdienybę. Nuolat melskime, kad Dievas atvertų mūsų akis, kad matytume jo veikimą mūsų gyvenime. Meldžiant ir skaitant šventąjį raštą, atraskime jo valią ir išmintį, kuri gali mus vesti. Gyvendami tikėjimu leiskime Dievo ramybei užpildyti mūsų širdis. Palaikykime artimą ryšį su bendruomenė, kuri padės mums augti dvasinėje kelionėje. Baigdamas noriu paraginti kiekvieną iš mūsų apsvarstyti, ar mes tikrai suprantame ir priimame tą ramybę, kurią mums siūlo Dievas. Todėl atverkime savo širdis, kad Dievo ramybė pripildytų mūsų kasdienybę, mūsų sprendimus ir mūsų santykius. Tegul Viešpats suteikia mums drąsos ieškoti jo ramybės, paslėptos nuo tų, kurie nenori jos priimti, tačiau atviros visiems, kurie ieško jo tiesos. Amen. Tai tebūna.